Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Sveiki ir dar kartą, mielieji Šratinuko pasakėlių klausytojai. Man kaip visada labai smagu su jumis sveikintis ir ne tik man. Su manimi šioje laidelėje kartu yra jau kaip ir mes pradedame gerai pažinti Adelė, taigi ir ji atėjo dar kartą jau trečią laidą iš eilės. Sveika, Adelė. Labas. Ir ne tik Adelė, bet ir Justina, kurią mes jau girdėjome gerokai seniau, netgi tikrai labai senai. Ar pati Justata atsimeni kada? Nelabai. Na, bet mums bet kuriuo atveju yra labai smagu, kad tu ir vėl esi čia. Na, kadangi mes štai taip smagiai trise sėdime, galbūt galėtume iškart pereiti prie mįslės, kurią mes uždavėme aną laidą ir dabar galėtume išsiaiškinti jos įminimą. Taigi ir mįslė skamba štai taip. Balti balandžiai laukuose tupi. Ar žinot įminimą? Adelė jau gudriomis akutėmis žiūri, galvoja, o jūs dar žinai? Gal dar kartą pakartosiu, ne tik jums, bet manau, kad ir kai kuriems radijo klausytojams bus tikrai labai įdomu dar kartą perklausyti ir dar kartą pamastyti. Taigi, balti balandžiai laukuose tupi. Kas tie balti balandžiai, kurie laukuose tupi? Aš čia turiu pasirašęs atsakymą, Adelė bando jį įskaityti, bet negalima. Duosiu šį kartą spėti jūs. Tai ar žinai, kas tai? Spėju, gal debesis? Ne, panašu, aišku, debesis balti, ten tie laukai, tai dangus, bet šį kartą ne tai. Na vis dėlto, Adelė, gal tu žinai? Neprisimenu, kokia laidelė buvo. Bet įminimą mįslės? Ne. Gal dantis? Dantis. Štai jūs te pagaliau pataikė iš antro karto ir ji yra visiškai teisi, tai yra dantis. Nes mes šią laidą visai nekeista mįslės minimas dantis, o mes ir kalbėsime apie dantis, tiesiog dantų priežiūrą ir visokius kitokius dantiškus dalykus. Ir iš karto noriu jūsų paklausti, ar dažnai tenka turėti problemų su dantimis, kad tokių, kad net reiktų eiti pas dantistę, pas dantų gydytoją? Taip, dažnai. Šiais metais dar nebuvo, bet anksčiau esi buvusi ir ne kartą. Taip, dažnai reikia važiuoti. Ir štai dažniausiai aš esu girdėjusi, kad vaikai susiduria su tokia problema, kad jie labai jau nenori eiti pas tą dantistę. O kaip tau, Adelė? Ar tu ten su mielu noru vyksti, ar vis dėlto tik dėl to, kad mama liepia? Nesu mielu noru, mano pusseserė buvo net iš dantistės pabėgos. Pabėgo tiesiai iš dantistės kabineto kėdės? Ne, iš priėmamo. Žodžiu, nebesulaukė, nebeištvėrė didžiulės įtampos ir pabėgo. Na, taip. O tau dar neteko taip bėgti ir kažkur tai dingti? Ne, nes visada būnu su mama arba su tėčiu, o taip gali ir pabėgčiau. Aha, aišku, tavęs negalima palikti vienos pas dantų gydytoją. Na, jūs kaip tau su dantimis? Ar jie sveiki, kad jų net nereikia nei tvarkyti, tiesiog žypas spindi iš toli? Tiesiog pas dantistę eina tik tada, kai mokyklą reikia tikrintis. Ir šiuo atveju teks lankyti dantistę, nes galiniai dantis biški supuvę. Aha, tas pavadinimas toks baisus supuvę, kaip jis sako, sukirmyja dantis ar dar kažką. Aš galbūt pabandysiu šiek tiek švelniau, kad neišgąsdinčiau mūsų mažųjų radijo klausytojų, kad dantis ten nepūsta ir jie nekirmyja, ten jokių kirmelių nėra. Bet jie genda, o nuo ko jie genda? Kaip vat štai jūs tu manai? Nuo saldumynų, žinoma. Nu, Adelė, kaip tau atrodo, ar tu sutinki? Nuo dantų nevalymo. Taip, ir galima šias dvi priežastis sudėti į vieną. Valgom daug saldumynų ir niekada nevalom dantų. Ir kas gaunas, ogi štai, kad vieną rytą mes atsibūsim ir dantų nebebus. Jie kažkur visi išbirės, iškris, dings. Arba tiesiog mes būsim kiauradančiai, kiaurai dantis švilps vėjas ir nieko nepadarysi. Na, apie štai tokius kiauradančius mes dabar ir išklausysime pasaką. Pasaka yra Vlado Miniaus ir jį vadinasi Kiauradančių suiga. Klausom. Kai Dundei trečią kartą ėmė gelti krūminį dantį, buvo graži saulėta antradienio popietė.
O gal tai atsitiko pirmadienį? Ne, juk pirmadienį nuo pat ryto lyja. Pagaliau netiek svarbu, kurią savaitės dieną ima gelti dantį. Svarbiausia, prieš ar po pietų. Nuo to priklauso, ar reikės pėdinti į mokyklą, ar nereikės. Dundė sugėlė dantį po pietų, kai visi jau buvo grįžę iš mokyklos. Nepasisekė ir tiek. Donatas Kiaunė, draugų vadinamas Dundė, žinoma, niekam neprasitarė apie dantų gėlą. Nėra čia ko girtis, nes mama ims ir nuves pas gydytoją, o ten jau ne pyragai. Jis paskalavo burną šiltų vandeniu ir ėmė žlepsėti kramtomąją gumą, vis taikydamas liežuvį nustumti ant skaudančio danties. Tai buvo išmėgintas būdas, jau ne vieną gelbėjęs nuo gydytojo grąžtų ir gremžtukų. Tačiau šį kartą skausmas atlėgo tik truputį. Už lango linksmai šypsojosi saulė, čirškėjo ir pešėsi žvirbliai, bet Dundei nuo to nepasidarė nei linksmiau, nei šviesiau. Dantį maudė kaip reikiant, net skruostas ėmė tvinkčioti. Jei būtų turėjęs po ranką laidynę, tuoj būtų paleidęs akmenuką į patį smarkiausią peštuką. Ak, nereikėjo man tiek daug kramtyti tų įrysų, priekaištavo sau Donatas Kiaunė. Tokie kieti ir išklibino dantį, niekada jų daugiau nepirksiu. Staiga skardus švilpukas pažadino Dundę iš susimąstymo. Du trumpi, ilgas, du trumpi, ilgas. Kas kitas jei nedomas? Iškišo galvą pro langą. Tarp pušelių sušmėžavo šviesiaplaukė bičiulio galva. Kas buvo lazdynuose matė, kokie gražūs pušinėliai juosia šį kalvotą Vilniaus priemiestį. Tikra karalystė vaikų žaidimams. Domas Karvelis išraiškingais ženklais ragino bičiulį nusileisti į kiemą. Dundė abejoja, nes tas netikšo dantis sugadino nuotaiką. Tačiau smalsumas nugalėjo. Įdomu, ką tas Domas yra sumanęs. Skuodžiame Vingio parką, kažkokia ypatinga mugė atidarė. Suaugusių neįleidžia, įėjimas tik vaikams. Domas paskubomis išpyškino paslaptį, vis apsidairydamas, ar kas nors jų nesiklauso. Dundė nieko neatsakė, tik rūpestingai glaustė kaistantį žandą ir lėtai kramtė mėtinę gumą. Kas tau? Dantį gelia? Gelia, Dundė pamaigė pirštų skruostą, tikrindamas, ar daug ištino. Jau žengiant pro vartus girdėjosi linksma tranki muzika. Išvypę garsintuvai plėšė maršus ir čekiškas polkas. Ilgas margaspalvis plakatas plaikstėsi virš centrinio įėjimo. Vaikų mugė. O žemiau mažesnėmis raidėmis buvo prirašyta. Suaugusieji įleidžiami tik lydimi vaikų. Žiūrėk, kažkoks keistuolis čia fokusus rodo. Donatas net pasistebė spoksodamas į nedidelę stogeliu uždengtą sceną, kurioje mažas barzdotas žmogėnas, žoliu apsiaustu ir blizgančiu raudonu cilindru, mikliai traukė iš butelio spalvotas skareles. Draugai prasmuko pro tankę žiūrovų sieną ir Dundė pirmas klestelėjo ant suolo tarp vaikų. Atsargiau, sudėjavo mergaitė baltą suknytę. Mano suknelę suglamžysit. Tik pamanykit, kokia lelytė atsirado, nieko neatsitiks tai tavo sukneliai. Dundė alkūnėmis praplatino tarpą ir padarė vietos savo draugui. Tada burtininkas iš butelio gurklio ištraukė paskutinę skarelę. Jų jau buvo išaugęs visas kalnas. Po to keletą kartų nusilenkė smarkiai plojantiems vaikams. O dabar jums parodysime naujausią dantų gydymo metodą. Greitą ir neskausmingą, kuris patiks visiems vaikams. Stebukladarys suplojo delnais ir į sceną tempdamos raudoną dviratį vežimėlį įlingavo dvi baltos žąsys. Kiekvienai buvo parišta mėlyna prijuosta su nupieštu ryškiu raudonu kryžium baltame skrituly. Tuo pat metu stebukladariui ant peties išdygo nedidelė ruda beždžionėlė. Gal turėjo ją paslėpęs plačioje savo žaliojo apsiausto rankovėje? Tai Žuža. Susipažinkit, vaikai, ji puikiai dantų gydytoja. Žuža, pasisveikink su žiūrovais. Beždžionėlė pamosikavo abiem rankom ir pasikasė pakaušį. Kasytis matyt įpratusios visos beždžionės, net ir dresiruotos. Šeimininkas apvilko ją baltų chalateliu ir padavė mažytį veidrodėlį, tokį su ilga plona rankenėle, kokiu gydytojai apžiūrinėja pacientų burnas.
Žuža tuoj pat prisikišo veidrodėlį prie nosies ir vaipydamas ėmė žiūrinėti savo dantis. Vaikai plyšo juokais. Jei kam iš jūsų skauda dantį, pasakė žmogėnas. Žuža kaip mat išgydys, pakelkit ranką, kieno kiauri dantis, nebijokit, jums visai neskaudės. Tačiau niekas nekėlė rankos, tik Dundė nejučiamis palėtė savo žandą ir susigūžė. Jam pasirodė, kad stebukladarys žiūri tiesiai jam į akis. Domas atsargiai kumštelėjo draugui į šoną ir tam pasivaideno, kad žmogėnas įsispitrijo ne į ką nors kitą, o būtent į jo bičiulę. Na, jei niekam neskauda danties, teks gydyti savuosius ligonius. Jis dar kartą pažvelgė į Dundę, įsitraukė iš kišenės blizgantį švilpuką ir skardžiai sušvilpė. Iš visų kampų į sceną pabiro margi šuniukai, balti su rudais lapiniais, juodi su baltais ir dar kitokie. Gal visas tuzinas ir kiekvieno žandas parištos baltomis skarelėmis. Nors atėjo pas gydytoją, bet elgėsi labai laisvai, šokinėjo, vartėsi kūliai, stybo vienas kitam į gaurus, sukeldami garsų žiūrovų juoką. Ligoniai, nurimkit ir sėskite. Žmogus žvilgančią raudoną skrybelę suplojo delnais ir pacientai neskubėdami sutupė ant ilgo suolo. Matyt žinojo, koks išbandymas jų laukia. Sanitarė žąsis su raudonais kryžiais ant prijuosčių išbrazdino iš dviračio vežimėlio stomatologinę kėdę, o paskui ir dantų gręžimo mašiną. Beždžionėlė Žuža tuo ėmėsi sukti blizgantį gręžmalės ratą. Kita ranka jį mosikavo stomatologiniu veidrodeliu ir įsiviepusi iki ausų kažką juokingai čepsėjo. Gal nurodinėjo žąsims sanitarėms? Pagaliau visi pacientai susėda į vietas ir prasidėjo gydymas. Raudonkėpuris iš kažin kur, gal vėl iš apsiausto rankovės, ištraukė balto audeklo juostą, į kurios galus snapais įsikibusio žąsės sanitarės. Kai audeklą ištempė, vaikai galėjo perskaityti užrašą Kiauradančių sueiga. Ten dar buvo nupiešta šuniukų galvos su aprištais skarelėmis žandais. Gal jūs, vaikai, žinote, kodėl prakiūra ar skauda dantis? Žmogėnas nusivožė savo aukštąją skrybelę ir padėjo ant stalelio. Kas pasakys, dėl ko genda dantis, gaus iš manęs dovanų. Jis pabildeno į savo cilindro dugną, tarsi pasakydamas, kad jame kažko esama. Nuo saldainių! Šūktelėjo kažkuris. Nuo riešutų! Atsiliepė kitas. Jei kas nevalo dantų! Paskui vaikai vienas per kitą ėmė vardinti visokias dantų gedimo priežastis. Nebuvo pamiršta nei per karšta arbata, nei kietieji rysai. Kažkas užsiminė apie akim neįžiūrimus gyvūnelius, kurie suardo nevalomus dantis. O vienas berniukas net suplukęs tvirtino esą į dantį prasigraužianti kirmelė, visai kaip į riešutą. Teisingai, vaikai, sušuko barzdotasis žmogėnas. Jūs išvardinote daug priežasčių, dėl ko genda dantis. Bet, jis pakėlė aukštyn smilių, ar žinote, kaip juos sveikus išsaugoti? Reikia nuolatos tikrintis dantis pas gydytoją. Tai pasakė Donato kaimynė balta suknytė ir pridūrė. Mūsų mokykloje visus vaikus pasižiūri. Na, matote, kokie jų šaunuoliai, suplojo rankomis šuniukų dresuotojas. Jums niekada neskaudės dantų, kaip mano artistams. Beždžionėlė Žuža meistriškai vaidino prityrusią dantų gydytoją. Jis sodino pacientus į stomatologinę kėdę, kišo į nasrus veidrodėlį ir stropiai apžiūrinėjo dantis. Paskui šokinėdama nuo vienos kojos ant kitos greitai puldavo sukti gręžimo mašinos ratelį ir vis glostė pacientų galvas, ramino. Pagaliau, užbaigusi procedūrą, iš mažos stiklinėlės duodavo paskalauti vandens ir kiekvienam padovanodavo po naują spalvotą dantų šepetėlį. Staiga įvyko kažkas nenumatyta. Nedidelis rudmargis pacientas pakilo nuo suolo, apsidairė ir mėgino nepastebimai iškiūtinti iš gydyklos. Tačiau sanitarės žąsys, kurios snaudė, linguodamos galvomis, pasirodė budrios. Jos sučiupo bėglį už apykaklės ir grąžino į vietą. Vaikai juokėsi ir plojo, kai kurie net švilpti ėmė iš pasitenkinimo, kol žmogus žaliu apsiaustu suplojo delnais ir privertė smarkuolius nutilti. Kroketas, toks buvo bėglio vardas, matyt labai išsigando. Dantų gręžimo, todėl ir sumanė bėgti. Tai labai negerai, jis pagrasė šuniukui.
Dantį skylutė dar labiau padidės, gali ir plombos nebeužtekti. O kas tada? Jis atsigręžė į vaikus. Reikės ištraukti! Iš karto atsiliepė keletas balsų. Teisingai, palingavo galvą žmogus ir pasodino šuniuką į stomatologo kėdę. Kroketas taip drebėjo, kad girdėjosi, kaip kalenojo dantis. Vaikams pagailojo ir jie visai drąsino vargšą ligonį. Nebijok, Kroketai, neskaudės visai, pasakė mergytė baltą suknelę ir tuoj pajuto, kaip kieta Dundės alkūnė stuktelėjo į šoną. Labai tu žinai. Ai, skauda, koks begėdis. Bet Dundė dar kečiau prispaudė jo suknelės kraštą. Jam buvo pikta, kad visi vaikai linksmi ir jiems negelia dantų, o jam... Kas kaltas? Jis pats. Tuo metu Žuža pražiodė bailųjį pacientą, apžiūrėjo dantis ir suėmusi rankomis galvą keletą kartų palingavo. Visi suprato, kad prasti Kroketo reikalai. Matyt, skyliai plombos jau nebeužteks. Gydytoja pamojo žąsims sanitariams ir jos atvilko baltą dėžę, iš kurios Žuža ištraukė didelės blizgančias reples. Oi, sušuko Dundė ir griebėsi už žando kaip tik tuo metu, kai gydytojas sukaukšėjo savo replėmis. Visi atsisuko į jį, o šuniukų dresuotojas palingavo galvą. Dundė susikužė, nes iš gėdos būtų galėjęs į žemę prasmegti. Rytoj nueisiu pas dantų gydytoją, tvirtai pasižadėjo. Ne jį vieną išgąsdino tos replės, ir kiti vaikai sunerimo. Gal ir jie pasižadėjo susirūpinti savo dantimis. Tačiau nemaloni procedūra greitai pasibaigė ir Žuža įteikė Kroketui spalvotą dantų šepetėlį bei pastą. Pagydytas šuniukas linksmai belktelėjo ir išdulkėjo iš scenos. O šuniukų dresuotojas arba nuostabusis stebukladarys pakėlė savo blizgantį cilindrą ir ant stalelio vaikai išvydo visą kalną spalvotų dantų šepetėlių. Štai prizai tiems, kurie puikiai žino, kaip išsaugoti sveikus dantis. Prašom. Šratinuko pasakėlės. Na štai ir išklausėm pasakos, ar jums jį patiko? Labai linksma. Verčia susimastyti. Taip, išties tokia neeilinė pasaka, bet šį kartą mes gal jos tiek nenagrinėkim, nes mane vis taip neramina ir vis domina pačių tų dantų tema priežiūra, ką daryti, kad mes jau laidos pradžioje kalbėjom, kad valgom saldumynus ten ar valom, nevalom tų dantų, bet taip toliau. O ką jau daryti, kai tie dantis yra sugedę? Ką tada daryti? Adelė. Reikia važiuoti pas dantystę, rauti arba tvarkyti. Vat, štai kas ir yra baisiausia, bet tuo pačiu ir įdomiausia, kada reikia dantį rauti, o kada dar jį galima pataisyti. Pataisyti galima, kai būna skylutė, o rauti jau reikia, kai jis būna visas sukirmijęs, netgi juodas. Tada jau žodžiu jo išgelbėti nebegalima. Ne. O ką daro tuomet, kai, tarkim, jau tas dantis toks būna juodas, kaip baubas kažkoks, jį išrauna ir tiesiog to danties nebėra, viskas ir kad nors vietojo įstato kokią nors medinę ar metalinę kokį dantį, kas būna tuomet? Kai vaikam tai gali būti, kad ir užauga, o saugusiam deda netikrus dantis. O iš kur tie netikri dantis, iš kažko pasiskolina? Ne. Neprisimenu, kaip jie vadinas. Protezai. Na tai būna ir protezų, būna ir pavienių dantų kartais įdeda, kartais taip jau nutinka gyvenime, kad nebėra nei vieno danties ir reikia susidėti visus iš naujo. Bet labai geras daiktas yra medicina, kad jis štai taip pagelbėjo žmogui, kuris laiku nesusimastė, kaip prižiūrėti dantis ir jau tapo per vėlu. Ir štai teko jau nebe savus turėti, o svetimus. Na, bet kad taip neatsitiktų niekam, tai mes dabar su Juste galim kaip tik pasižarstyti patarimais, kaip reikia maitintis, ką su tais dantimis reikia kramtyti ir kaip juos toliau prižiūrėti, skalauti, valyti ar dar ką nors su jais daryti, kad viskas būtų čiki-piki. Reikia 3 kartus per dieną, mažiausiai 2 valyti dantis.
skysčiai skalauti ir naudoti dantų siūlelius tuos. Aš tai dabar apie tą dantų valymą kiek kartų per dieną. Tai tarkim, aš galiu, jeigu 3 kartus valau, išsivalau, po 5 minučių vėl išsivalau ir tada va, štai 3 kartai suėjo, jau šiandien galiu daugiau nebevalyti. Na, tiesiog ryte, vakare ir per pietus. Bet per pietus mes dažniausiai būna, vyresni, jau šiek tiek vaikai būna mokyklose, o mažesni, vėl ten galbūt darželiuose ar šiaip kur nors kitur išvykę, tai per pietus ne visada pavyksta. Bet jeigu kas turit laisvo laiko, tai jau tikrai, kad įsivalysi dantis dar vieną kartą, tai blogiau nuo to tikriausiai niekam nebus. Ir kai kurie gali ir mokyklą atsineš dantų šepetuką ar pastą. Ir štai, pavyzdžiui, per pamoką pasižiūri į laikrodį, oho, jau lygiai tiek ir tiek valandų, man reikia greitai įvalytis dantų, mokytoja, galite išleistis pamokas, nori įsivalyti dantis. Gal ir kai kur tai būna. O jeigu taip nėra, galbūt jeigu mus klausosi kokie nors vaikų tėveliai, kurie dirba mokytojais, galbūt susimastys ir tikrai įves tokią papildomą netgi pamoką dantų valymo. Gal būtų gerai. Aš dabar kaip tik bekalbėdama prisiminiau, kad kai buvau ar 1 ar 2 klasėje, dabar tiksliai labai nebeatsiminsiu, kad mums buvo dantų valymo pamokėlė. Ne visus mokslo metus, bet galbūt porą pamokų tokių vyko, ar tiesiog visą savaitę kasdien taip vykdavo, kad mus mokė, kaip valytis dantis. Žinau, kad mums liepia kiekvienam atsinešti dantų šepetėlį ir dantų pastos ir tada mus mokino, kiek tos dantų pastos reikia ant šepetėlio įsidėti. Ir aš labai puikiai iš tų pamokėlių atsimenu, kad sakė, žirnio, žinot visi kaip atrodo žirnis, tai va žirnio dydžio reikia rutuliuką dantų pastos ant to šepetėlio įspausti ir tada valyti 2 minutės laiko. Na, aš dabar tai tikrai manau ne tik aš, bet ir daugelis ir kitų visų ir klausytojų ir jūs taip pat turbūt įsivalot greičiau nei per 2 minutės. Žinoma, greičiau. Bet aš nežinau, kodėl mums tuomet taip aiškino, kad reikia valytis 2 minutės. Turbūt dėl to, kad kruopščiai ir viską gražiai išvalytume. Bet apie pačią tą dantų valymo eigą dabar norėčiau dar pamokyti mūsų radijo klausytojus. Kaip prasideda dantų valymas? Viskas prasideda ne nuo dantų pastos ir ne nuo dantų šepetėlio, o prasideda nuo dantų siūlo. Kai pavalgome, ten tarpdančiuose prilenda visokių grūdelių, trupinėlių, kurių šepetėlis taip paprastai paima ir neišvalo. Todėl reikia pirmiausia per kiekvieną tarpdantį taip gražiai perbraukti su dantų siūlu ir išvalyti tuos trupinius visus, kad jie ten nepasiliktų ir nepradėtų gesti. Ir tik tuomet mes pradedam valyti su dantų pasta ir šepetėliu ir reikia valyti ir viską, ir išorinę, ir vidinę dantų pusę. Ir taip pat netgi yra specialus dantų šepetėliai su liežuvio valikliu. Ar esate apie tokius girdėję, Adelė? Taip, mano ir yra toks dantų šepetukas. Ir ar veiksmingas tas liežuvio valiklis? Tenais yra su tokiais rutuliukais, tai ant tų rutuliukų tikrai daug maisto nuo liežuvio prilenda gabaliuko trupinėlio. Na štai, o taip paprastas turbūt dantų šepetėlis tų visų trupinių ir neišrenka. Taigi, kur aš baigiau, kad tuomet valom labai kruopščiai iš visų pusių dantukus, o kai įsivalom, tada, kaip jūs minėjote, reikia naudoti skalavimo skystį. Galbūt žinai kokį nors skalavimo skysčių pavyzdžių, pavadinimų? Tiesiog šiuo momentu, listerin. Taip, yra toks listerinas ir yra specialiai netgi kai kurie skalavimo skysčiai sukurti vaikams. Jie yra šiaip įprastas skalavimo skystis, nelabai malonaus skonio, taip? Toks aštrus ir graužia. Todėl daug kas nenori, ypač vaikai nemėgsta, kas čia per brūdas burnoj makaluojas. Yra specialių vaikams sukurtų, kur yra pridėta šiokių tokių priemaišėlių, kur skonis yra žymiai skanesnis ir galima ten skalauti tą burną, kad ir 16 kartų per dieną, nes tikrai labai malonu. Na ir žinom, kai įsivalom jau dantis, tada toks aplanko labai neapsakomai geras pojūtis, tokia gaiva burnoje. Ir man bent jau labai patinka tas jausmas, kad aš paskui bent kokias 2 valandas nenoriu nieko dėti į burną, nieko valgyti, kad tas jausmas kuo ilgiau išsilaikytų. Ar jums tai būna? Tai būna vakare, prieš einant miegoti ryte. Žodžiu, visada, kai įsivalai dantis. Taip.
Na štai mes dabar apie tuos dantis jau taip ilgai kalbėjom, kad turbūt kitiems jau ir atsibodo, galvoja, kiek galima apie tuos dantis kalbėti, negi nebėra daugiau svarbesnių temų. Na, galbūt ir yra, tačiau mes jas aptarsime kitose šratinuko pasakėlių laidelėse. Ir kad jau aš pradėjau apie tai kalbėti, kas bus kitoje laidoje, to jau pat ir užminsiu jums mįslę, ir ne tik Adelei su Justina, bet ir visiems radijo klausytojams. Taigi ir mįslė skamba štai taip. Ir su ūsais, ir su uodega, ir plaukuotas kaip katė, bet ne katė. Ir dabar partoju dar kartą, nes iš tiesų ši mįslė iš karto išduodu yra, tikrai labai lengva, bet kadangi tas visas lengvumas ir slypi tame paprastume ir mes galvojam, kad čia kažkas yra labai sudėtingo, bet iš tiesų gerai įsiklausius, ši mįslė yra be galo paprasta ir atsakymas beveik yra išduotas. Taigi dar kartą kartoju. Ir su ūsais, ir su uodega, ir plaukuotas kaip katė, bet ne katė. Tuomet kasgi tai yra? Ir mes tai sužinosime po savaitės, o dabar atsisveikinam. Iki! Iki! Iki kito susitikimo. Taigi ir su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.